Taip, laba diena. Tai kadangi mūsų žuvų radijas gaudo tokias įdomias visokias idėjas, mintis, galbūt negirdėtas ir neįprastas standartiniam temom, nes iš tikrųjų čia taip jau gaunas, kad mūsų tos visos trys žuvis, vatmėja, taip pat džaja, tai labai rimta astrologai jau pažįstat, šiandien jos nėra. Ir aš, mes esam, tų, kaip sako, vat gaudo su antenom, tai mes gaudom su pelekais. Esam tos žuvies stikijos turime nemažai. Ir gaudom nestandartinės temas, nes iš tikrųjų tas toks laikas yra, kad jau antiek viskas, va kaip sakant, va jau per čia, jau per visur pykina tos tokios visos temos tą patį per tą patį. Ir žinot, kaip yra žmonės arba tie, kurie neaišku, kokių tikslų siekia pripažinimo ten ar kažko, nori pasiekėjų ir gaudo populiarias temas. Tai yra visiškai tas toks priešingas susidaro, kur noris kalbėti apie tai, kas iš tikrųjų yra vat, tarsi paslėpta, tos paslėptos žinios, tos žinios, kur veda į laimę, tos žinios, kur leistų savotiškai pasipriešinti toms tamsioms jėgoms, kurios valdo žemę. Tai būtent ir tos pačios šitas švenčių maratonas. Tikrai dauguma žmonių, kiek ten galbūt pakalbėjai, sako, nu mes nenorim švęsti, bet reikia, bet ten per prievartą tokia kaip savotiškai askezę atlieka. Ir kažkada turėsim astrologinę temą apie Saturną, bet jau dabar atsiminkite, vat kaip tik su Mėja pakalbėjom prieš tai, kad jeigu jūs neintegruojat visų planetų, viso pasaulio, visų žmonių savybių į save ir tas toks, nu, priėmimas, tai, ir ta mano dalelė, tai reiškia, aš galiu būti ir linksmas, ir liūdnas, aš galiu būti ir piktas, ir geras, aš galiu būti, reiškia, ir laimingas, ir nelaimingas, ir galiu būti motiniška, ir nemotiniška. Nu, visokių, va, tas pasaulio dualybė. Tai lygiai taip pat mes šiandien tą pasaulio dualybę aptarsim, bet iš tikrųjų čia jau nebėra jokios pusiausvyros ir dualybės, jau viskas yra tiesiog vienas ir tas pats toks tamsos valdymas, nes Kaljugoj valdo, sakykime, tamsos būtybės, kurios pasiima žmonių energiją ir žmonės dažnai net nedaro to, ko jie nori, ar kas juos veda į džiaugsmą, o jie daro visišką adharmą, patys to nesuprasdami. Ir dabar, va, būtent šiandienos tema yra saulėgrįža. Tai būtent galbūt dauguma ir rašo apie tai, bet vat būtent Mėja ir būtų tos temos žmogus, kuris yra labiau pasidomėjęs, nes mes visko žinot negalim, ne? Ir labai labai padeda, kad aš iš vis nežinau nieko, pabandykit irgi tokią praktiką. Nieko nežinau, o kažkur žinau. Tai vat ir papildom vieną kitą arba pakviečiam svečių, kur žmonės atveria dar kitokius tuos laidelius, tai būtent Mėja būtų baltų ir pagonybės, sakykime, tas toks žinė moteris, toj vat, taro kaladėje yra ta žinės korta ir būna tos moteris, kurios turi tokių žinių iš amžių, amžinųjų, išminčių ir kas iš tikrųjų padeda išlaikyti tą siūlo tokį mazgelį, tą tokį vat, koncentraciją, nepasimetimą, nes aš kaip Mėja pažįstu, tai jinai yra toks vis tiek žmogus, man asmeniškai turintis tą ašį ir pusiausvyrą, kur tu jos neišvesi taip iš kantrybės, jinai galbūt nebėgs strimgalviais ten į kažkokiu, kaip prieš aptariam vienoj temoj, pagalvėlių ratelį pasipukuoti ir plunksnom apsidėlioti dėl kažkokios puikybės, reiškia pusiausvyrą. Tai tas stabilumas, kuriam žmogui, nu, kaip bebūtų, sekasi tą pusiausvyrą daugiau mažiau išlaikyti, o tos pusiausvyros labai daugam trūksta. Žmonės puolas į kraštutinumus kažkokius, praranda tą harmoniją vidinę. Tai vat Mėja, tai kas dabar yra, kas apskritai yra saulėgrįža, kas yra 12 dienų po saulėgrįžos ir ką mes tuo metu iš tikrųjų turėtumėm, nu, kuo užsiimti. Tai ačiū labai už tokią gražią prakalbą, kuri ir mane taip išgyrė. Tai dėl tų žinių, tai tiesiog jos, aišku, nėra 100%, jos nėra labai labai gilios. Iš karto sakau, kad tai ir mano žinios yra tik tai žinios ir jos gali būti taip priimtos ir taip interpretuotos. Bet kadangi man krikščionybė niekada nebuvo kažkas artimo, kažkas tai, kas man nugultų į širdį, į galvą, tai tiesiog buvo ieškoma kitų žinių ir tas, kas ieško, tas randa. Tai tiesiog domėjausi ir galiu šiek tiek papasakoti tai, ką aš esu, nu, suradusi, ištraukusi ir pažinusi. Kaip ir visi žinom, kad iki krikščionybės žmonės, gal vadinkim jais dabar pagonis, taip pat juos vadina, bet tai tiesiog iki krikščioniški žmonės švęsdavo daugiausia gamtos šventės ir šventės, kurios būdavo susijusios su gamtos ciklais. Tai būdavo metuose pagrindinės 4 yra žiemos saulėgrįža, vasaros saulėgrįža, rudens lygiadienis ir pavasario lygiadienis. Taigi žiemos saulėgrįža būdavo taip, kaip jau
tas paskutinis finalinis taškas, kada žmogus ateina per visus metus su visais savo įvykiais, bėdomis, džiaugsmais ir tai, ką jisai išgyveno, tai, ką jisai patyrė, kam jis buvo ištikimas, ką nugalėjo, su kuo kovojo, tiesiog tai būdavo paskutinė tokia kaip atspirties taškas, toks, na kaip ir rezultatų visų suvedimas. Ir žiemos saulėgrįža astronomiškai, tai tai reiškia, kad naktis yra pati tamsiausia stoja ir nuo jos pradeda ilgėti diena. Tiksliau dar ne visai nuo 21 dienos, bet kažkiek dienų iki 20, kaip tik iki esamų dabartinių kalėdų, ta diena kaip ir stovi su naktim vietose pagal laiko, tarkim, trukmę. Ir po to jinai jau pradeda ilgėti. Bet 21 diena tai yra tas taškas, kada pasiekiama didžiausias pikas, kada tamsiausia naktis ir trumpiausia diena, po kurios žmonės jau turi vilti, kad viskas eina į kitą pusę, į gerą pusę, ateina saulė, ateina šviesa. Tai būtent šitą dieną, šitą parą žmonės ir minėdavo susikaupę, minėdavo degdami laužus, minėdami degdami židinį, žvakes, būdami kartu. Tai nebūdavo kažkokios šventės garsios, triukšmingos, tai buvo tiesiog šeimos ratės, su apmąstymais, su tam tikrais ir palinkėjimais. Ir tarp kitko dėl tų pačių dovanų buvo tokia Jolės malka, kas dažniausiai ta malka, aišku, būdavo iš uosio pagal visus senus tam davimus, taip pat ir skandinavų medžio. Ta uosinę malką neždavo žmonės vieni kitiems į svečius, jie ją dovanodavo ir tai būdavo didžiausia galima gauta dovana, nes tą malką šeimininkai degindavo visas 12 dienų. Likę pelenai būdavo naudojami paskui tręšti sodus, daržus, kad gautųsi naujas derlius, kad padėtų naujam derliui užaugti. Ta malka nebūdavo įmanoma jos nusipirkti, ta prasme, atėjo jo paskui tokie komerciniai laikai, kai malkas jau net pirkdavo, bet čia vėlgi yra toks pakankamai iškirpimas. Arba taip pat negalima pačiam nusikirsti medžio ir tą malką gauti tokiu būdu, tai būdavo dovana. Tai palyginus su šiais laikais, kai dovanojamos dušažėlės ir ten kitokie labai reikalingi ir būtini dalykai, tai šiek tiek, aišku, groteskiškai atrodo. O ta Jolės malka reiškia iš kaimynų, ne kaip iš kaimynų, tai to pačiu bendrystę kūrė. Pažįstami giminės, jie ateidavo ir atsineždavo, ta prasme, tą malką šeimininkam dovanodavo, šeimininkai ją tiesiog degindavo kiekvieną iš 12 naktų, ta prasme, kad ta ugnis degtų, kad jinai po truputį, kad, žodžiu, tai būdavo toks kaip simbolis tos amžinosios ugnies, kad namuose yra gera, jauku, kad šilta, kad bus toliau visa taip, kad bus derlius, kad bus... Bet man toks jausmas, žinai, kad atneša tai Jolės malką ir toks tarsi mes vienas su kitu susiję, mes vienas kitam ne draugas, ne priešas. Taip, mes vienas kitam nešam ugnį, mes taip, čia tas ir bendruomenės ir susijimo ir kad žmogus su žmogum yra kažkom surištas, kad ir tą ugnim, kad vienas mes kitam tą ugnį nešam. Ir, tai kažkokią sakralinę reikšmę irgi turi. Bet ir nemateriali tai dovana, tai vis tiek yra... Tai nemateriali, tai yra nemateriali. Iš to jokios, nei dušažėlė, nei dar kas nors nesigauna. Tiesiog tai yra namų šiluma, namų šviesa ir ta šviesa pernešama iš namų į namus ir per visas 12 dienų su intencija, kad tai bus ir kitais metais. Irgi tos 12 dienų po saulėgrąžos būdavo, kiekviena reikšdavo taip, kaip tu pragyvensi, tai reiškia tavo kitų metų mėnesius 12. Tai reiškia, pirma para būdavo sausiui skirta, antra vasariui, trečia kovui, ir taip toliau. Ir žmonės, tai jie stebėdavo įvykius, stebėdavo ir sapnus, stebėdavo susitikimus, stebėdavo savo mintis. Ir tuo pačiu būdavo galima ne tik stebėti, bet ir įtakoti, tarkim, pagauti save, kad tu kažkaip šiandien esi kažkoks piktas, suirzęs, o dėl ko taip yra. Galbūt kažką tai kitaip pergalvoti, permastyti, kažką pašalinti iš savo kelio, su kažkuo nebebendrauti, jeigu jauti, kad kažkas erzina. Tai daug dalykų galima buvo ir stebėti, ir įtakoti. Tai tos dienos tokios labiau yra savistabos, ramybės, susikaupimo ir, aišku, jeigu kažkam patinka ir linksmesnės, bet tai tikrai ne taip, kaip dabar švenčiamos kalėdos ir visas šitas maratonas, kai visas 12 dienų mes esame nervuoti, pikti, kažko nedavalgę, nedapirkę, negavę, ne ten nuvažiavę švęsti, ne taip šventę, persišventę, nusigėrę, nusivalgę ir tai kokie tai dar mūsų metai bus tie kiti.
Mes visą šitą 12 dienų užkraudom tokių šlakų, tokių šlamštų, kad nenuostabu, kad kiti metai taip ir pragyvenami vėl, nes kaip ir užsikoduoja. Jo, nes matai, čia mes su Mėja, kai apsijungiam, vat Mėja papasakoja, nes mes, reiškia, kaip ir sakiau, kiekvienas kiekvieną papildom ir va tas žinias vat skleidžiam, integruojam, nes man tai pagonybė ir baltų šita kultūra iš tikrųjų labai sėtus su dorybės gūna. Dorybės gūna tai reiškia, kad dorybės gūna, vat būtent sukūrė Dievas vat visatą, tą materialią visatą ir yra, ane, dorybė, aistra, neišmanimas. Planetų lygyje tai reiškia būtų neišmanimas, tai tos pragaro planetos, kur jau visiškai tik kančia. Tada aistros planetos, tai dabar, kur mes esam Žemės lygmenį, Žemės planetas, siela įsikūnijo ir jinai tą karmą atidirba ir čia mes iš tikrųjų turim labai daug nuveikti. Iš tikrųjų, jeigu nežinau, kaip žmonės jaučia, aišku, jie taip nejaučia, bet čia yra aistros gūna ir mes turim čia veikti, daryti kažką, kad šitą savo gyvenimą vat gimėm ir jeigu mes turim žmogišką intelektą, nu, kad bent kažkiek pakiltumėm kažkur aukščiau, tai tarsi ne žemiau, nes kadangi Kaljūga vis tiek yra ir tos vat, kosminės, tos kosmologija, ne, tai reiškia dabar mus visus varo tik žemyn ir tik durnyn, visas pasaulis tiesiai į klozetą rieda. Ir aš turėdamas žinias, kurios vat, intelekto paliktos yra, vat, išminčių, protėvių, aš kažką darau, kad vat, atsimuščiau tai, kur veda visas pasaulis, ane? Tai reiškia, kad ko gero teks eiti prieš minę ir tam reikia labai daug jėgos, netgi šituose vat pokalbiuose drįsta kalbėti tikrai jau nesureikšminant, bet žmonės yra išskirtiniai, kad jie drįsta kalbėti ne tai, kas yra įprasta, patogu, nes nu, tam reikia jėgos turėti, būti kitokiu, būti balta varna, galbūt mes turėjom tokius tėvus, gal mamas, gal mes kažkur matėm tokius pavyzdžius, kad mes tokie gimėm, nes nu, šiaip iš oro tokiu netapsi, nes čia nėra tradicinės žinios. Ir būtent va, šitą, ką Mėja pasakoja, tai veda į dorybės gūną, į tą va, tokį svajonių pasaulį, kur iš tikrųjų būtų va, žmogus žmogui, širdis širdžiai, va ta dorybės gūna, tai tas, aišku, dorybės gūna, jinai iš tikrųjų irgi palieka mus toj samsaroj, jinai tikrai čia jau ne apie tai, ne apie transcendenciją, ne apie išėjimą iš samsaros. Reiškia, tokiom žiniom vedina žmogus, sako, man patinka šitas pasaulis, aš noriu dar čia būti, gimti dar ir dar, bet noriu gyventi gražiai, noriu gimti kažkokioje gražesnėje erdvėje ir kai dauguma pavyzdžiui, ten Žako Fresko jau senai kūno paliko žmogus, o ir jo idėjas seka, ta prasme, nesvarbu, naudojasi vardu, kad platinti, idėjos galbūt yra gražios, bet reiškia, jos veda į gražesnį rytojų. Ir iš esmės, jeigu apjungiant viską, ką mes žinome, tai būtų naivu tikėtis, kad dabar aš padarysiu šitą pasaulį gražesnį, bet kad ir mes čia dabar susitikom ir kalbam, nu kažkiek, 1, 3, 5, 20 žmonių išgirs, tai jie galbūt tai integruos į savo gyvenimą ir darys. Bet mes neturėtumėm norėti už visą pasaulį, mes čia nesam tos mis pasaulis, kur sako, noriu, kad visam pasauliu būtų tai, ta prasme, tai jūs įsivaizduojat, kas vyksta. Aš noriu, kad visas pasaulis norėtų dorybės gūnus, pagonybės, vat gražaus, o galbūt 80% šiuo metu esančių nori kančios, nori gerti per kalėdas ir jūs atstokit su tom savo visom žiniom nuo manęs. Tai reiškia, mes galim norėti tik už save ir kad aplink mus susidarytų tokia gražia aplinka, bet yra taip, vat Mėja pastebi, kad kai tu va tom žiniom vadovaujas, kad tavo aplinkoje tokie žmonės daugiau ir randasi. Taip, be abejo, ką pats transliuoji dažniausiai, tai tą ir pritraukia. Tai būna labai toks gal trumpas periodas, kai vykdomos tokios kaip ir provokacijos, tarkim, ar patikrina, ar tavo tos žinios, ar tavo įsitikinimas yra tikrai tavo. Ir būna, kad iš aplinkos tave kažkaip nuskalpuoja vieną, kad paprastai tai būna kaip nekeista 3 kartus iš tikrųjų, tokie rimti išpoliai, išsišokimai. Jo, o taip toks yra, kaip galima čia sakyti, magiškas skaičius, bet iš tikrųjų toks yra dalykas, kad jeigu tu kažkom tiki, kažkas yra tau svarbu, kažkokios idėjos, viską tave patikrina iš išorės. Ar tu atsilaikai prieš tai ar ne? Jeigu tu atsilaikai, tada vadinasi viskas tokie, gali eiti ir skleisti, ir tai yra tavo. Bet man tas įdomus 3 kartus, kaip tai vyksta 3 kartus? Nu, vat 3 kartus, pavyzdžiui, kažkokie ten išpoliai, tarkim, vat, sakykime, žmogus skleidžia pagonybę krikščioniškoje aplinkoje ir, tarkim, tave, pavyzdžiui, tai giminės ten užpuola, atsisako, įsižada, vienas toks kartas būna ir tau reikia kaip ir pasirinkti, ar čia toliau taikoj su giminėm gyventi, tarkim, arba toliau sakyti tai, ką tu nori kalbėti, arba taip, kaip tu nori elgtis. Tada būna dar iš socialinės aplinkos kažkas vėlgi tokie, kai tu pajauti, kad jau ne šiaip savo kažkaip jau rimtas tas toks yra susidūrimas. Ir vat būtent tai yra, tada tu pasitikrini, ar tai tave patikrina, čia jau kaip čia priimsi.
ar tu savo tikrai iš širdies tai skleidi, ar vėlgi tai yra kažkoks anturažas, kad tu čia nori pasirodyti, nes jeigu būna, kad labai lengvai atsisakai to, kad tu mastai, nes pasidaro nepatogu, tave kažkas nepriima, skriaudžia, nu tai tu grįžti atgal ir sakai, o, viskas čia tvarkoja, aš biškai gal ir ne taip pasakiau, bet būkim draugaukim. Nu, tai va, o ką aš tada prieš tai Jo, norėjau tuoj sakyti? grįšim prie temos, bet aš galbūt čia ir norėčiau, vat, kad kažkodėl vat, paminėjau tą mėjos ašį, tą pusiausvyrą, sakykime. Tai čia būtų galbūt ir atsakymas visiems, kad kas man yra svarbiau, ar ta minė, ar ten, kad ir netgi močiutė arba anūkas, Taip, ar netgi mano artimi žmonės. vertybės, ane, yra šis, ką aš ideologija, pasaulyje žiūriu. Taip, ta prasme, dar reikia ir išmokti to nepulti ir tų kitų, nu, kitaip manančių. Tiesiog būti tai, kuo tu supranti, kad esi, kaip tu supranti, kad esi. Ir, nu, elgtis taip, ta prasme, yra tam ir suponuojamas ir tam tikras elgesys ir elgesio kodeksas, kad tu, tarkim, gyveni taip, tavo vertybės yra tokios. Ir nebūtinai jas ten labai per garsiai transliuoti ir kišti. Svarbu neleisti tai, kad kažkas imtų tave, tavo stuburą kažkokiam virvutėm sukti, nes, nu, be stuburo tu nieko neturi, tu turi ką atsiremti, tu turi ašį ir tada savo galų galę net ramybėje ir tokiam ramiam įsitikinime tu gali išbūti ir gali būti ir taip ir reikia Toks būti galų truputį gale. net juokas paėmė daug, esu mačius, žinai, būna vidinio stuburo ištiesinimas, vidinio stuburo. Esu tikrai mačius, nu viskas gerai, galima, Nu jo, čia, energetiškai galima, bet čia ir būtų, vat, kas norit tiesintis vidinį stuburą, tai pirmą reikia pasaulyje žiūrą, ideologiją ir suformuoti tas jo, vertybę, kas man svarbu, kad turėti tą stuburą, ne? jo, ir tai būtent pajusti atsakomybę už save, už tą prasme, ne, kad kažkas ten man kažką padarė, pasakė, pastumė, įtakojo. Ne, tu visą, nu, vat, kaip tu sakai, tu turi intelektą, tu turi žinias ir tai yra tavo, tai, ko tu tiki, tai, ko tu gyveni ir būtent tas ir yra tavo stuburas. Ir jeigu tu, nu, nereikia, kad manęs kas tiesintų ar tavęs turbūt to stuburo. Nu, tu Mes patys tai, neprašėjai, kai nu, paprašysi, tai gal ir išsitiesinom. prireiks. Tu neprašėjai. Nu, gal ir prireiks, aš nežinau, gal ta prasme, bet kol kas, nu, jo, tai va. Ir dar man toks yra įdomus dalykas, kai žmonės atsako, tai ką tu čia dabar su vėjo malūnais, tugi čia, jeigu vieną žmogų ten kažkaip apšviesti, tugi neišgelbėsi, arba ten būna vieną karvę išgelbėsi, taigi visų karvių tu neišgelbėsi viso pasaulio. Pastoviai akcentuojama tai, kad, nu, tavo žodis, tavo kažkoks gestas yra toks bereikšmis, nes jeigu tu negali viso pasaulio išgelbėti, tai tu vadinasi čia ir neverta. Tai juokinga yra, nes Jo, bet tai juk mes dabar galim tam pasipildyti. Taip, mes ne dėl kokybės, ne dėl kiekybės tai darome, mes tai kaip ir tu sakai, užtenka poro žmonių tavo aplinkos rate, kad jie, tarkim, išgirdo, kad jie kažkaip kitaip pasižiūrėjo, kad man ir nereikia visų žmonių išgelbėti ar atversti kažkokią pagonybę ar dar kažkur. Tai čia kiekvieno reikalas yra ir išgelbėta viena karvė ir vienas šuo, tai man irgi nereikia viso pasaulio šunų ar karvių, bet, nu, kiekvienas mažas žingsnelis, jeigu jis tikras yra, jis turi atgarsį, nu, visatoje jisai suskamba iš tikrųjų. Jo, bet Mėja, gal čia irgi galėtumėm suvesti tą temą, mes prieš tai buvusioje temoje, jeigu kas norėsit peržiūrėti, tai būtent apie Neptūno Saturno konjunkciją su Džaja. Viskas suvedėm į išgyvenimo instinktą. Tai jūs įsivaizduokit, ta pirma čakra išgyvenimo instinktas, kaip aš turiu išgyventi tokioj žemėj, kur dabar visi tik, nu, tu būsi krikščionis, atėjo ir padarė tave krikščionį mane, nu, pavyzdžiui. O mano širdis nori surasti tą pagonybės, tą baltų, reiškia, bendramintį. Ir būtent, reiškia, aš noriu tokį žmogų sutikti, tai reiškia, kad man užtenka vieno ar dviejų tokių žmonių. Mes kaip tik prieš tai su Džaja darėm temą apie Neptūno ir Saturno konjunkciją, kas norėsit, galbūt nematėt šio video, pažiūrėkit, bet viską suvedėm į tą išgyvenimo instinktą. Pirmą čakrą, ne? Nes tu galėjai ten kokiais nori dvasiniais keliais, ten svaigti, ką tik nori, bet jeigu tavo pagrindas nestabilus ir tu neturi va čia ir dabar saugumo ar bendrumo, tai tu vis tiek nestabilus. Tai Mėjos mintis tai ir būtų, kad jinai nenori, jinai jai net netelpa, jai gal užtenka vieno, dviejų žmonių, kurie eina tuo pačiu panašiu keliu su tom pačiom vertybė ir jinai jau jaučia, kad išgyvens šitam pasauliu, nes vienas tai, nu, kažin ar vienas išgyvensi, nes jausies labai vienišas, nesupras. Ne. Visą laiką vis tiek reikia, ta prasme, artimų žmonių, šeimos, galbūt bendraminčių, bet bent keletos ir tai yra tavo pagrindas, tai yra stabilumas.
Taip, tarsi Mm. pradėjom šnekėti apie saulėgrįžą, bet paėlėtėm ir kitą temą, kuri galbūt, vat, visą laiką mes nežinom, kokia tema išeis, bet tai yra be galo svarbu. Vidinis stuburas ir ta ašis. Ir vat matom, į ką tai atsiremia. Dabar tu ten rašai sausis, vasaris, vat, ar aš perskaitysiu, ar tu turi, vat, ką simbolizuoja vat, kiekvienas mėnuo. Ar tu turi, ar aš perskaitau? Aš dabar neturiu, tu dabar Gerai, tai perskaityk vad neturiu. Mėja atsiuntė man, tai būtent tas 12 mėnesių, beje, prisiminkim seną animacijos filmuką 12 mėnesių, pažiūrėkim, prisiminkim vaikystę, tie filmukai ten buvo kosminė išmintis, dabar tokių filmukų nebėra, praėjo 20 metų ir jau viskas 30 nebėra, o tai va ten kiek išminties buvo, tai būtent ir 12 mėnesių ir dabar apie tą 12 mėnesių. Tai sausis, seniausias, barzdotas, griežtas, tylus, teisingas, kalba mažai, bet jo žodis įstatymas simbolizuoja pradžią ir tvarką. Ir čia, vat, kaip Mėja sakė, ne, vat, galim su Saturnu netgi susijęti, su to pačia pirminė planeta, iš kurios viskas yra Mhm. ateita, kuri Taip, simbolizuoja protėvius, išmintį ir tylą. Ir kaip tą pirmą dieną, vat, ir tada reikėtų, bet jau praėjo, bet jau atsiminkite. praėjo, šiandien balandis, tarkim, pagal viską Ketvirta, jau. jo, bet jūs šitą Jo, video galėsit žiūrėti po 5 metų, jeigu YouTube nepanaikins ir turėsit raktą, ką daryti. Tai reiškia, ką būtent ta 21 diena prasideda ir yra sausis. Ir kaip mes tą dieną praleidžiam? taip ir sausį praleidžiam. Gerai būtų, aišku, tai praleisti kaip galima rimčiau, kaip galima kažkaip tvarkingiau ir, nu, aišku, gal kiekvienam pagal jo norus, bet Aš tai biškai jeigu su... esu tokiam kaip šokė, nes kai mes šitą temą pakėlėm į paviršių, jau buvo 3 diena, jau buvo kovo ta diena, bet Mhm. aš 21 dieną, būtent ką aš veikiau, aš gal prisiminiau ir šiemet aš būtinai užsirašysiu, nes noriu patirti, per save praktikuoti. Jo, būtinai. Ir būtent 21 dieną mes turėjom irgi Zoomą ir šiaip aplinkoje viskas sukosi apie Saturną ir apie mano gyvenimo praktiką, sakykime, bet tai Maha mantros Mhm. kartojimas. Tai ta tokia tarsi nauja pradžia, bet jinai iš tikrųjų yra sena pradžia ir simbolizuoja pradžią ir tvarką. Va taip ir atitiko. Kodėl atitiko, man to nežinant, galiu išduoti paslapti, nes aš tvirtai pasakiau, vat ką mes su Mėja kalbam, aš einu su gamta, kiek įmanoma su dharma, nes jeigu reikės, galiu pasielgti ir adharmiškai, nes jeigu tu čia pradėsi sakyti, koks tu čia sąžininguolis, koks tu čia ojetau, tai tave toj pat, kaip sakė, patikrins ne 3 kartus, o 1000 kartų. Tai turiu vertybės, bet jeigu ką, galiu nusižengti, nes aš silpnas žmogelis. Nu, tiesiog taip yra, aš nesu dievas. Ne? Taip, tai reiškia kitas būtent vasaris. Šaltesnis, kandus, trumpesnio būdo, bet sažiningas, mėgsta išbandyti žmonės, simbolizuoja kantrybės ribą. Tai čia gruodžio 22, kaip mes praleisim tą dieną, toks bus ir vasaris, ne? Mhm. Tai čia reiškia, reikėtų apie kantrybę gali duoti pamokas. Ir Zoomas baigsis už 10 minučių. Taip, gerai, tai mes tiek ir beturim laiko. Tai reiškia, kovas neramus, permainingas, kartais piktas, švelnus, neapsisprendęs, žiema ar pavasaris simbolizuoja virsmą, balandis simbolizuoja atgimimą, gegužė simbolizuoja meilę ir viltį, birželis simbolizuoja brandą, liepa simbolizuoja pilnatvę, rugpjūtis simbolizuoja atlygį, rugsėjai simbolizuoja apmąstymą, spalis simbolizuoja paleidimą, lapkritis simbolizuoja ribą ir gruodis simbolizuoja pabaigą ir laukimą. Tai čia pagal 12 dienų turbūt gaunas sausio 1-12, ne? Jo, atrodo taip, sausio 1. Ir visas ciklas vėl iš naujo prasideda. Iš naujo? Nu, ta prasme, ir vėl tada prasideda, net ne 12 dienų, bet kaip ir metai prasideda tavo sausio mėnesį vėl ir vėl viskas, visi metai eina ir paskui prasideda su visom gamtos šventėm, paskui ateina pavasario lygiadienis. Tarp kitko, visos šventės kažkokiu būdu yra užtepliotos, kaip sakau, krikščionybės šventėm bandyta užteplioti viskas ant viršaus. Tai tos Velykos dažnai ne visada sutampa, nes Velykos yra keliamoji šventė, bet su pavasario lygiadieniu, tada Joninės, kai yra vasaros saulėgrįža, tada Žiolė, kai yra, tarkim, kalėdos padarytos. Tai Jo, kažkaip bandyta tai integruoti, nes, tarkim, buvo šventės tikrai labai stiprios ir kad jas iš viso nugalėti jų buvo negalima, bet į jas įmaišyti svetimų, kaip sakant, tokių spalvų ir tada labai greitai, kai jas asimiliuojasi, labai, nu, tai yra teisingiausias metodas, kai kažką užkariauji, skaldai, valdai arba ten kažką įmaišai savo.
Jo, nes įsivaizduojat, čia iš tikrųjų, vat, prie ko mes ir vedėm tą temą, kad būtent vat, gamta atgimsta, saulė, reiškia, jau yra, pradeda judėti link šiaurės ir tai yra būtent tas atgimimo ciklas, gilia prasme, tai yra saulės, reiškia, viskas apie saulės planetą, tai reiškia, kad tuo metu labai palanku yra anksčiau keltis, vat, nusistatyti, jeigu ta gilia tokia jau sielos prasme, nusistatyti savo gyvenimo tikslus, galbūt vat, vieną kartą jau iš tos krikščionybės nuspręsti, kad aš noriu dorybės gūnos eiti, daugiau į gamtą grįžti, tuo gamtos keliu, nes iš gamtos, vat, yra, kadangi aš būna Himalajuose, tokioj būnu ypatingoj vietoj ir taip įdomiai ten viskas ir vyksta, ten tu esi visiškas nulis, apsinulini. Tai reiškia, tas, kas ten pakliūna ir pabūna bent 3 dienas, viskas grįž, taip susuka tave, taip suvarto, susuka, kad gražina tiesiai į tavo visą esybę. Tai reiškia, jeigu tu esi ten kažkoks sistemos vergas, o norėjai būti ne sistemos vergu, tave paims ir nusiųs į sistemos vergą. Jeigu tu savy viduje turi ten gydytojo talentą, tave ten per kelias dienas vos neprasuks ar per mėnesį į gydytojo pašaukimą numuš. Ir ten tokia ypatinga vieta, ten būtent neįmanoma yra neatsibūsti 5 ryto, 5, 6, akis stačios, 8 tu eini miegoti, įkrenti į lovą, nes tu gyveni gamtos ciklu. Grįžti į gamtą, gyvūnai, viskas. Ir va būtų, čia labai panašu būtų iš tikrųjų, bet tiesiog Žemėje yra tokios vietos, kurios susuka ir sugražina tave. Ir tu jau ten nieko neapgausi, neapsuksi save prieš save, neapsimesi. Dėl to kažkokia prasme nėra tiesa, kad nušvisi savo kaime. Yra tokios stiprios energetiškai vietos visur, va ten labai aukšti dažniai, Taip, kur tave tiesiog, čia bet kam būtų naudinga pabūti, aišku, ta vieta yra slepiama ir aš jos niekam beveik nerodau, nes aš nenoriu, kad ten suvažiuotų visi ir nieks ten ir nevažiuos, nes ten labai toli važiuoti, bet tokių vietų net nebejoju, kad yra daug kur gali būti, tiesiog dažniai tokie būna, esi pajautus, būna tokie kažkokie aukštesni dažniai pasidaro. taip, yra jėgos vietų, tiesiog taip ir vadinasi jėgos vietos. Jo, ir Jas visur jos gali kartais būti. būna, jo, atrandi būna, aišku, vienas stipresnis, kitas ne, bet kaip tu ir sakai, ten tiesiog tu pasijauti visiškai tuom, kuom tu esi, su savo visais ciklais gamtos, su savo, tai, nu, ta prasme, ta gamtiška prigimtim, ta dieviška prigimtim, tiesiog, nes nupuola visos šviesos dirbtinės, visa informacija, kuri ateina iš pasaulio, visos, nu, ta prasme, kažkokie bereikšmiai pokalbiai, bereikšmiai žmonės, jie tiesiog kažkur dingsta, visi ištirpsta, tu lieki ten, kur, vat, nu, tikra yra, visiškai tikra. Ir Jo, tave susuka taip, iš tikrųjų, tu pajauti, kas iš tikrųjų yra, o ir kartais būna taip atsibundi, taigi nejaugi, aš čia visą gyvenimą gyvenau, įsivaizdavau vienaip, o iš tikrųjų, va, kaip yra. Taip paprasta, gražiai ir taip, nu, net iki tokio, taip kaip būna, sako, gera, gražu, net skauda. Tai va kažkas tokio, tiesiog pajutimas savęs. jo, tai dabar tada išvada ir būtų tokia, kad visas dar tas dienas, kiek turite laiko stebėjimui ir tą stebėjimą, kurį atliksit, remiantis šitą informaciją po metų, po 2, net taip iš karto dabar iškilo, kad, vat, kaip aš sakau, kad atitinka taip tarsi kažkas. Tai per tas 10 dienų irgi, ko gero, iššaukia tai, kas mes iš tikrųjų esam, nes ta saulė jau grįžta ir tas mūsų toks visa esybė kažkokia prasisuka. Ir jeigu žmogus pradeda jau kalėdų šturmą, visas kalėdas daro, ko nenori, iš tikrųjų išvesti nenori, paskui guli girtas, paslikas ir jisai visus metus tokius susikuria, tai apie ką mes galim šnekėti, apie kokią gražią ateitį. Kaip ir nelabai ta ateitis tada. Ir dar yra toks dalykas, su stichijom susiję visas šitas dalykas šventės, nu bent, nu tai pagal tas visas pamokymus, mokslus ir žinias. Tai yra 4 ugnies stichijos, ugnis, žemė, vanduo, oras, kurios kiek metų eigoje jos užgimsta viena po kitos, o po to viena po kitos numiršta. Tai reiškia vasario 1 bus užgims oro stichija, per pavasario lygiadienį vandens stichija, paskui gegužės 1 žemės stichija ir per vasaros saulėgrįžą ugnies stichija. Tada po truputį jos numiršta kiekviena ir va dabar per Jolę paskutinė nenumiršta, bet eina miegoti, taip sakoma gražiau. Ir paskutinė ugnies stichija dabar išėjo miegoti ir žmogus liko su visu tuo, ką jisai sukaupė per šitus metus. Tai yra laikoma tai, kad jis jau negauna tokios didelės pagalbos iš išorės, iš stichijų, jisai lieka su tuo, ką jisai sukaupė, jeigu sukaupė gerus dalykus, kažkokius stiprius savo, tai va jis išgyvena tą laikotarpį dabar iki vasario mėnesio. Jis išgyvena iš savo paties resursų. Tai reiškia, kiek tu turi tos ugnies savyje, kiek tu turi prikaupęs tos šviesios ugnies, kiek tu turi žemės, oro, tai va dabar tu maitiniesi savo paties aruodų.
Nu, o paskui vėlgi stichijos atsibunda, kaip sakiau, vasarį oras, pirmasis, tarp kitko pastebėti galima, vasario 1 laikoma, kad baigėsi žiema. Ir kai tu išeini į lauką, tu pajuti iš tikro, nu, čia aš jau tikrai iš praktikos sakau, visiškai kitokį oro gurkšnį, visiškai kitokį vėją, visiškai kitokį dvelksmą. Ir būtent tą dieną išgirsti bile kur, iš bet kur, gali iš oro, gali iš kaimyno, gali iš netgi perskaityti kažkokį sakinį, kas tau visus metus bus kaip koks, nu, tam tikra nuoroda tavo Vasaris. gyvenimo eigos. Jo vasario 1, tai vadinama ta Embolko šventė, tai yra pati pradžia, kur tu vėl su oro stichija pradedi vėlgi savo kelią per visus metus. Nu, tai yra, mano manimu, tai yra gražus dalykai, tai yra gamtiški dalykai, tai yra žmogus susijęs su gamta, gamta su žmogum ir tuo ciklu gyvenant tai yra daug lengviau negu gyvenant komercinius, ta prasme, ciklų ir dar primestos religijos ritmu, kuri religija gal kaip religija, bet mano manimu, jinai mūsų žemės svetima yra. Jo, nes Kam jinai sava, tai jau, nieko bendro sakykime, ne. tai yra, tai čia aišku apie religijas atskirai būtų kalbėti, bet reikia suprasti, kad yra kažkas, kas iš tikrųjų vyksta dvasiniuose pasauliuose, transcendentiniuose amžinuose pasauliuose ir žmonės tiesiog sužino apie tai ir jie bando tai atkartoti čia žemėje, bet būdami visiškai žemos sąmonės, būdami demonai, valgydami viens kitą, kardami Kristų ant kryžiaus ir jie bando čia įvesti kažkoks bezabrazija kažkokia, kur iš tikrųjų ten va toks skirtumas tarp visko yra, o būtent pagonybės šaknis jos yra tokios, kad čia jau susijęs su ta aplinka, kur mes čia esam, kur Jo, siela įsikūnijo žemėje, ne? Nu, o čia viskas, kas susijęs su gamta, čia net nepasakysi nei gerai, nei blogai, tiesiog taip yra. Mes esame gamtoje, mes iš jos gimėmės, o čia kažkaip gyvenamės, į ją ir mūsų kūnai nueis taip pat į ją į žemę, nu, tai nėra elementai, jokių kažkokių. iš tų elementų, iš kurių esam sudaryti, ten pat ir grįšim. Taip, Ir turbūt liko 1 minutė mums čia, tai gerai, tai aš kaip suprantu, tavo praktika ir yra miškas. Pagrindinė tavo praktika, ką tu darai savo kaip stabilumui, taip, vaikščiot miške. man yra miškas. Man miškas yra mano šventovė, ten bažnyčia, tie medžiai visi, tie stulpai, man ten yra gerai, aš ten pailsiu, atsigaunu, man pasisemiu stiprybės, stuburą pasitiesinu, jei reikia. Tai va, Jo, miškas labai, yra la- namai. lab, labai smagus, mėja pokalbis, labai išryškino dar tavo tokias, va, ir galbūt kažkas, kas pajaus, niekas nežino, galbūt toks, niekada nežinosi, kur dar gali rasti nuostabesnių draugų, negu jau turi, ne, nes kažkas išjaus, kad jam irgi tai artima. Taip, tebūnie. Tai ačiū tau ir Tebūnie. Ačiū tau už pakvietimą, už tikėjimą, už pasitikėjimą, už galų galę parodymą manęs. gerai. Dėkui.